Gerai, yra 18:30, mūsų diskusijos laikas prasidėjus, tos 60 minučių prabėgs labai greitai, tai mes jas produktyviai ir išnaudokime. Sveiki visi, kurie čia susirinkot, aš esu žurnalistė Rasa Tapinienė, moderuosiu šitą diskusiją tokiu vienus juokinančių, kitus erzinančių pavadinimų apie tas dvi Lietuvas, nes faktas yra, lieka faktu. Vilniuje ir Kaune yra sukuriama pusė viso šalies bendrojo vidaus produkto, tai yra tie visi pinigai, tos visos prekės ir paslaugos, kurias mes parduodame per visus metus, ir tai yra mūsų visų pajamos, jeigu taip labai paprastai kalbant. Ir girdžiu kartais aiškinant, kad taip yra todėl, kad Vilniuje ir Kaune, tai yra arba sostinė ir laikinojo sostinė, yra visi pinigai ir visos galimybės, o regionai tai ten yra tyras oras, graži gamta ir geri žmonės. Bet ar tikrai taip yra? Ar čia mes truputėlį užsisukę savyje ir galbūt, nežinau, arba nematom, arba neišnaudojam idėjų? Gal neturim pinigų, arba tų pinigų yra, bet mes nemokam jų pasiimti? Ar kas čia vyksta dabar? Tai mes šiandien ir bandysim per tą 60 minučių su pašnekovais išsiaiškinti. Tai turime darbdavių atstovę Lietuvos pramonininkų konfederacijos, ne pramonininkų, darbdavių konfederacijos, 5. diskusija, tai atsiprašau, Aurelija Maldutytė, Viktoras Andrejevas, Įkvėpti gamtos mažoji bendrija, Giedrė Gečiauskienė, Nacionalinio plėtros banko Ilte atstovė. Taip, dabar čia yra Andrius, ir Andrius yra iš Biržų duonos, ir tai yra Kurganovas, kur vienas iš pavyzdžių, kad regionas gali daryti tokį verslą, kuris yra ir sostinės duona kasdieninė, taip visai tiesioginė to žodžio prasme. Ir Alvydas Tulpinas, Šiauliai ir PET ruošiniai ir butelių gamybos įmonė Putokšnis. Teisingai? Kodėl jūs taip į mane žiūri dabar? Ir pramonininkų konfederacija. Tai žodžiu, ir darbdavius, ir atstovauja darbdavius, ir pats yra darbdavys. Ir mes tada, jeigu jūs turėsit klausimų kokių nors, tai drąsiai kelkite ranką, nes vis tiek ta diskusija turėtų būti ir apie jūs. O mes tada pradėsime nuo tų regionų, kurie jau ten yra, tai nuo Viktoro, Andriaus ir Alvydo. Ir Andriau, pavyzdžiui, ar jūs, jeigu šiandien startuotumėt iš naujo, ar tai būtų Biržai? Tikrai taip, tai būtų Biržai. Ir galiu pasakyti, kodėl. Nes, man atrodo, kiekvienas regionas jis turi tam tikrą identitetą, kuris tam tikrą prasme siejasi tada ir su ta organizacija, kuri yra tame regione. Ir aš galvoju, kad jeigu šiandien Biržų duona būtų Vilniuje, tai būtų tiesiog kažkoks adresas Vilniuje, o Biržai reprezentuoja vis tiek, turi savo istoriją, turi savo Radvilų gilias tradicijas. Ir man atrodo, kad ir šiaip mūsų įmonė buvo dar ir tais laikais, tada, kai mūsų šeima įsigijo, keitėsi, aišku, ta įmonė per gerus jau 25 metus, ir jūs kaip teisingai pastebėjot, mes iš to tokio visiškai regioninio, mažo verslo, visiškai gal net sakyčiau nežinomo, tapome gamintojų, kuris tiekia produkciją ne tik Lietuvos, bet ir Pabaltijo ir kai kuriuom užsienio dar šalim. Alvydai, ar būtų Šiauliai, jūs vis tiek tikriausiai būdamas konfederacijoje matote tas Vilniaus galimybės, bet kažkaip ne Vilniuje vis dėlto nusprendėt verslą puoselėti, tai ar jeigu šiandien reikėtų startuoti, tas sprendimas jūsų nesikeistų? Tikrai ne. Ir yra tam yra priežastis, kad regione šiandieną yra galimybės. Galimybės tos, kurios kiekviena įmonė gali atskleisti dirbdami tame regione. Tu regione gali daryti pokyčius, daryti veiksmus dėl to, kad tu regione esi vienas ar kelios įmonės, kurios
dirba tom taisyklėm, kurios yra tinkamos darbuotojams. Nes tu Vilniuje būsi vienas iš 10 ar iš 100 įmonių, dėl to realizacija darbuotojams, realizuoti save, dirbti tose įmonėse, lipti laipteliais yra žymiai lengviau. Nu, jau jeigu lyginant regionus ir, kaip jūs sakot, ir su Vilnium, tai banaliai galiu pasakyti, netgi tų elementarių dalykų, net ir tų kamščių nėra, reiškia. O jau nekalbant apie tai, kad ir pragyvenimas yra pigiau, o atlygių prasme nieko nesiskiria nuo Vilniaus. Viktorai, Vilnius žaliasis miestas, žalioji sostinė, jūsų mažoji bendrija įkvėpti gamtos galėjo būti tikriausiai ir čia, bet jūs pasirinkot regioną. Kodėl? Tai aš irgi pritarsiu, kad mūsų visas konceptas įkvėpti gamtos arba įkvėpti gamtos yra tokia idėja, kad būtent tam miestiečiai sudaryti sąlygas truputį įkvėpti kažko kito, o ne kamščių arba ten bėgimo mieste. Tai vien dėl to mes negalėjom pasirinkti Vilniaus arba Vilniaus regiono, reikia to tokio fizinio nuvykimo į kažkokią tai kitą vietą, kad galėtų tas žmogus truputį įkvėpti, tas urbanizuotas, patapti toks labiau gamtos žmogus. Ir iš tikrųjų, tas unikalumas, kurį mes ieškojome, ne vien tik tai ta vieta, kad ne Vilniuje turėjo būti, bet reikėjo ieškoti kažko unikalaus. Ir Vilniuje arba prie Vilniaus to unikalumo ieškojome kokius 5 metus, bet taip ir neradome. Ta istorija mūsų tos vietos radimo, Kretingos rajonas, čia kaimas, visiems pasakysiu, kad kaimas iš 12 žmonių, 5 žmonės iš jų mūsų šeima. Tai į tokį kaimą mes nuvažiavom neatsitiktinai, nes mes galvojom prieš 10 metų, raskim gražią vietą, kažką sukurti savo ir kitiems, apsibrėžkim 50 km spindulį aplink Vilnių. Metai 2 nieko neradom. Na gerai, jau nuleiskim savo tos lūkesčius, kartelę 100 km spindulį aplink Vilnių, nes tuo metu Vilniui buvom. Ir vis tiek neradom to, nors ir aplankėm, važinėjom, kalbėjom su kaimynais, apžiūrinėjom vietas, neradom. Sakom, gerai, jungiam visą Lietuvą, koks tas atstumas bebūtų, jeigu bus graži vieta, unikali vieta, mes paimsim ir ten kursim savo tą idėją, tą, ko norėsim. Ir taip ir gavosi. 18 metų Mažeikiuose gyvenau, 18 metų Vilniuje gyvenau, dabar 1 metai visa šeima išsikraustė esam į Kretingos rajoną, Sausarių kaimą ir ten sukūrėm idėją, kad miestiečiai irgi galėtų atvažiuoti įkvėpti gamtos. Tai tiek fiziškai, tiek pačios idėjos unikalumo paieškose, tik regionai dabar turi tą pranašumą, kurios gali rinktis ir rasti tas vietas. Aurelija, ar visi verslai regionuose mato pranašumą? Ką sako, nežinau, jūsų kalbinti verslininkai? Na, kiekvienas, matyt, jau yra įsikūręs, kuris yra mūsų nariais, ne, organizacijos, tai jie dažniausiai yra tose vietose dėl to, kad, na, jie iš ten yra kilę, dažniausiai tas vietas pasirinkę skirtingai, matyt, negu prieš tai kalbėjęs kolega, kuris atrado tą vietą, bet nei vieno negirdėjau, kad jisai norėtų, na, sakykime, kad būtų buvęs startavęs kažkur tai kitur, nes matyti yra tas ir vietos bendruomenės didesnis palaikymas, kai esi iš ten kilęs, nes yra tėvukai pažįstami, vaikai tuos pačius darželius eina ir ta bendruomenė, jinai yra daug artesnė viena kitos. Ir aš manau, tai yra regionų stiprybė. Bet iš kitos pusės, ką jūs kalbėjote apie 2 Lietuvas, aš ilgai mąsčiau apie tą pavadinimą ir kaip kalbėjau su savo kolegom nariais Darbdavių konfederacijos, jie griežtai sakė, kad nėra 2 Lietuvų, nes sako, lygiai taip pat yra, galim skirstyti Pajūrio Lietuvą, nes, Pajūry visiškai kitas verslo ritmas, visai kitokios, uostas ir visai kitokios specifikos yra, ne? Jeigu paimsim, pavyzdžiui, vieną narį mano, kurio turi Giliaus poilsiavietę prie Tytuvėnuose, prie Kelmės rajono, sakė, žinai, Aurelija,
Palangoje visi verslininkai sako, kad buvo bloga vasara. Ir iš tikrųjų mes žinom, kokia lietinga. Jisai yra padaręs tą poilsiavietę, kur yra namai įrengti pagal, kaip antri namai. Atvažiuoji, poilsiauji su normalia virtuve, šiuolaikiškai, ne trobos principo, o šiuolaikiško. Bet prie ežero, su kubilai, su viskuo. Sako, pas mane visa vasara pilnai yra 100% užimta. Ir atrodo, kad regione net ne Kelmėj, o Tytuvėnuose, kur turbūt pirmą kartą dauguma išgirs tokią vietą, bet iš tikrųjų taip yra. Ir žmonės važiuoja ir iš Vilniaus, ir iš Kauno, iš visų galų, nežiūrint į tuos kilometrus. Va, kaip ir Kretingos rajoną pasirinko, tai aš manau, kad mes iš tikrųjų turim labai mažą šalį ir mes turime ieškoti, kas mus jungia, o kas mus skiria, kad nebūtų to jie ir mes, miestas, kaimas, didmiestis arba ten tie, kurie kažkur tai prie lovio labiau ar kurie mažiau. Nes netgi žiūrint, aš manau, kad iš Iltės atstovė papasakos daugiau, tų programų regionam yra daug didesnė apimtis turbūt negu Vilniaus galimybės. Ir man kartais žiūrint kaip Vilnietiai, galvoju, o Dieve, jeigu man reikėtų dabar kažką startuoti, man reikėtų turbūt galvoti, kaip man kažkur keltis į kažkokį tai bent jau Vilniaus rajoną ar dar kažkur, tai kad aš galėčiau teikti tą paraišką ir prašyti pinigų. Nes labai daug programų yra, ypač startui, kas nori, visų pirma, savo darbo vietą ir savo šeimai sukurti, jeigu tai yra nedidelis verslas. Man labai gyrė būtent lyder programą, nors jinai eina labai keistai per Žemės ūkio ministerijos kuruojama yra, bet tai yra irgi ES kaimo plėtros pinigai. Bet jie skirti bet kokiam verslo, bet kokiai verslo pradžiai. Tai yra gali būti ir traktorių nupirkti, kur šienauti žolę kitiem ir panašiai. Tai aš tai norėčiau įsiterpti ir pasakyti, kad nesuprastumėm, kad čia regionuose gyvenimas yra puikus ir kaip mėgstu pajuokauti, verslui sekasi gerai, bet problemų yra daugiau negu kaip kitur. Ir manau, čia yra esminis dalykas, kad šiandieną mes nuo to pačio Vilniaus skiriamės visais skaičiais, pradedant BVP augimo, inovacijom, R&D centrais kūrimais ir taip toliau. Viena iš priežasčių yra tame, kad šiandieną regionuose verslas yra nustumtas nuo regiono valdymo. Prieš 7 metus, mes iki 7 metų atgal turėjom regiono plėtros tarybose savo kėdę, kur galėjom spręsti regiono klausimus, aktualijas, siūlyti savo pasiūlymus ir taip toliau. Per tuos metus mus, grubiai tariant, išmetė iš ten ir dabar visus sprendimus regionuose, tiek infrastruktūrinius, tiek kitus sprendžia vien tik tai politikai. Ir išeinant iš to, tai mūsų numeris šiandieną vienas, kuris galėtų, mes jau išbandėm visus kelius, kaip galima tiem regionam padėti. Ir visi puikiai suprantam ir atsimenam turbūt ir paskutinį rinkiminę kompaniją, kada politikai važinėja po regionus ir šneka, kad rinkit mūsų, mes regionam padėsim, bet tik tai iki tol, kol jie išrinkti ir taip toliau. Kitaip tariant, šiandieną regionams reikia institucinio sprendimo, kad regionai turėtų valstybėje, vyriausybėje žmogų, antpečius, kurie galėtų spręsti visus regiono klausimus. Kitaip tas atsilikimas tik tai tols, ką šiandienas visi skaičiai rodo, ir gilės. Čia mes kalbam, čia regionuose vienas kitas perliukas yra, bet taip kalbant, tai tikrai reikia daug įdėti valstybinio institucijų darbo, kad iš tikrųjų galėtumėm. Vilniaus mieste gali greitai apibėgti 4 ar 5 ministerijas, kad gauti vieną ar kitą leidimą, bet kada iš regiono tau reikia tą padaryti, tai yra
laikas, o šiandieną versle yra laikas pagrindinis faktorius. Laikas, pinigai, visi mėgsta pinigus, ar bankas lengvai juos atiduoda, nes vėlgi statistika rodo, kad Aurelija kalba apie tai, kad tų programų yra be galo daug, bet to finansavimo regioniai verslai, aš kaip suprantu, neišnaudoja, irgi išnaudoja tik tai ne minimaliai, iki pusės, ar ne, to, ką galėtų paimti. Giedrė, jūs mato tas visas paraiškas, kokia yra pagrindinė problema? Net nežinau, ar tai yra problema būtinai, bet iš tiesų turime begalę programų, kurios nėra niekaip dedikuotos nei miestui, nei kaimui. Tai yra bet kuriam Lietuvos kampelyje besikuriančiam verslui prieinamos programos ir juose visose turime laisvų lėšų. Yra retenybė mūsų atveju, kad paraiškų prirenkame tiek daug, kad tektų arba ieškoti papildomo finansavimo į tą programą, sakykime, dėti papildomų lėšų, arba tenka, sakykime, tektų ir uždaryti tą programą. Tai čia yra visiška retenybė. Visose mūsų programose yra laisvų lėšų. Tai žinoma, kitas aspektas tai, kad mes taip pat lėšas skoliname. Mes jų nedaliname. Dažnu atveju tenka irgi tą naratyvą šiek tiek ir koreguoti, kad gal Nacionalinis plėtros bankas dalina pinigus, ar ten paramą, ar ten kažką. Tai nedalina, tai ne parama, tai yra paprastai paskolos vienu ar kitu pavidalu ir paskolos turi grįžti, tai atitinkamai mes turime įsivertinti tos projektus. Ruošdamasi šitai diskusijai pasižiūrėjau būtent regionų įmonių, kaip atrodo mūsų paraiškų rezultatai ir būtent dėl kokių priežasčių tam tikros paraiškos vis dėlto nesimaterializavo paskolom. Tai yra labai įdomu ir taip įdomu, gal ne visai tas žodis, gal nesmagu matyti, kad klientai atsiima tas paraiškas. Jie jas pateikia, mes pradedame ruošti projektą, užduodame tam tikrus klausimus ir apie pusę neįsigyvendinusių, reiškia, paskolų ir paraiškų buvo atsiimta dėl kažkokių priežasčių. Turite paaiškinimą, kodėl? Ar jūs, iš smalsumo bent jau bandėt pasidomėti, kodėl taip vyksta? Taip, iš smalsumo absoliučiai bandėm pasidomėti. Dažnu atveju kliento planai pasikeičia, dažnu atveju galbūt idėja nesimaterializuoja, kaip tikėtasi. Tai yra įvairių priežasčių. Tačiau, vėlgi mūsų darbas yra dirbti su tais klientais, kiekvienu iš jų, padedant jam suvokti, kaip tas projektas galėtų virsti realybę. Ir tikrai tam tikslui pasiekti vykstame ir į tuos pačius regionus. Mūsų komandos dirba skirtingose Lietuvos miestuose, konsultuoja klientus, kas yra turbūt aktualiausia tiems, kurie pirmą kartą galbūt bando realizuoti verslo idėją. Tai Nacionalinio plėtros banko viena iš misijų yra taip pat ir padėti įvilkti į tam tikrą verslo formą tas idėjas, kurios galbūt bręsta verslininkų galvose. Mačiau, buvo rankų pakeltų. Aš gal kažkiek tai irgi replikuodamas jūsų mintį noriu pasakyti, kodėl galbūt atsiema tas paraiškas. Nes mes patys dabar irgi esam padavę paraišką, tikrai neplanuojam atsiimti, bet žvelgiant į visą procesą, jisai pakankamai sudėtingas yra ir pakankamai, sakyčiau, biurokratiškas, reikalaujantis be galo daug įvairių dalykų, dokumentų iš klientų, iš kurių mes perkame, pavyzdžiui, įrangą. Kartais tiem užsieniečiam net sunku suprasti, kaip kartais yra, pavyzdžiui, reikalaujama, kad įranga turi pateikti deklaraciją, kad jinai yra suprojektuota nesenesniais principais negu ten 22-24 metai. Tai sako, taigi mes kūriam dabar įrangą, mes ją gaminam, dabar jūs mokat avansą, mes gaminam ir už pusmečio ar už metų jums atvešim. Tai kokie čia gali būti? Aišku, vieni pasirašo greitai, didesniem projektam įvairių ten būna minčių. Ir tai yra, čia gal toks vienas pavyzdys, yra daugiau tokių dalykų. Tai
aš manau, kad reikėtų, man atrodo, gal kažkiek tai supaprastinti tą tvarką. Aš suprantu, kad finansuojant instituciją nori apsidrausti, žiūri gan atsakingai ir galbūt taip ir turi būti, bet dalį tų dokumentų, kuriuos prašo pateikti, man atrodo, yra pertekliniai. Aurelija norėtų irgi. Aš turbūt paantrinsiu Andriui, pratęsiu tą pasakymą apie reikalavimus, nes aš irgi ką girdėjau iš mūsų verslininkų, tai kad tie reikalavimai, aš nekalbu būtent apie Iltę, aš kalbu ir apie įvairias subsidijas, kur būna ir tos pačios lyderio, programos dabar kokie reikalavimai yra. Yra 3 kryptis, kurios remia: skaitmeninimas, žalinimas ir IT, inovacijos, kažkas tai panašaus. Tai klausykit, o tai ką jau mums nereikia duonos keptos ar dar kažkokių dalykų. Ir kaip aš girdėjau, išeitis būna, kad padeda saulės bateriją ant stogo ir tada jau skaitosi čia žaliau ir tada projektas praeina. Tai kam, kaip pasakyti, padaryti tokie reikalavimai, kad mes turim visi galvoti, kaip makliavoti, kad atitikti. Kai kurie nesugalvoja, gavę sąrašą turbūt ir atšoka iš karto, kad tą reikia ir galvoja, žiūrėk, aš galbūt tada nueisiu į paprastą bankelį ar nueisiu į kredito uniją, kalbėjau ir su kredito unijom, kad pas juos yra tikrai įvairūs skolinimais. Aš suprantu, kad Iltė padengia dalį palūkanų, galbūt yra tos lengvatos, bet galbūt tie reikalavimai ir ta baimė, kad tu netitiksi, arba netgi laukimo laikas, kiek tu turi praeiti etapų iki tol, kol gausi tą finansavimą, gal tavo jau idėja bus netokia aktuali, nes tu galbūt pirmas šovė ir nori staigiai ir dabar padaryti, kol dar niekas aplinkui nepadarė. Viktorija, jūs bandėt gauti finansavimą? Kokie buvo jūsų įspūdžiai? Ką jūs matėt? Bandėm, gavom. Dabar įgyvendinam, viskas čia tvarkoja. Aš galėčiau paantrinti su savo... Patretinti jau su pirminiais lūkesčiais, po to vidury, kaip jie tie lūkesčiai apsikarpė ir dabar kokie galėtų būti. Aš tik norėčiau gal pasakyti, kad tendencija kaime, aš sakyčiau kaime, regionuose, yra ta, kad žmonės ieško unikalaus kažkokio tai produkto ar paslaugos. Jų idėja, jie pirma mano, kad jinai yra unikali ir galėtų pritapti, būti perkama, bet tada jie turi iš visuomenės spaudimą, kad kaime ar regione sukurtas dalykas turi kažkodėl tai būti pigesnis, prastesnis iš bėdos. Tai mūsų atveju buvo iš tikrųjų tas pirminis tas nustebimas, kad turėjom keisti tą naratyvą, kad kaime nebūtinai turi būti pigiau, blogiau arba kažkokia tai mažesnė apimtimi, kaip tik turėtų būti geriau, unikaliau ir daugiau, kad miesto žmogus galėtų sakyti, pagaliau aš radau tą vietą, kur galima ir daugiau sumokėti. Gal ten istoriškai ir buvo, kad trumpesnė grandinė, reiškia pigiau duona iškepti turėtų būti ar ne, arba ten žemesnio socioekonominės sluoksnio žmonės dirba, tai gal jiems ten galima ir atlygį mažesnį mokėti, dėl to tos valandos paslaugai suteikti pigiau kainuoja. Bet kaime dabar to nėra. Ir mes į savo kaimą atradę tą vietą, pradėję kurti viziją, labai stipriai ir daug kartų turėjom laikytis, nepaleisti tos idėjos, kad nenusimažinkim kartelės. Padarom gerai, padarom kokybiškai ir gal ne per mėnesį, per pusę metų atsipirks mūsų projektas. Gal reikės 5 metų, bet mes žinom, kad darysime tą, kad tokia malonesnė veikla, o ne savo saviplaką užsimsim, kad mes turim susispausti. Tai va, o tos priemonės, patretinant, turiu aš pasiūlymų, visada galiu dalintis jais. Pritarčiau, kad yra pirminiai surinkti duomenis, informaciją, atitikti kriterijus. Aš manau, kai jau atitinki, tada yra daug lengviau. Tai tame etape, kai verslas aplikuoja ir gauna didelį sąrašą, tuo metu reikėtų jo nepaleisti ir pamoderuoti. Gal tau reikia atitikti 70-80% iš to sąrašo. Kitus 20 mes galim išspręsti bendrom jėgom arba per 1-2 metus, bet susitarėm, kad išspręsim. Ir tada visas sąrašas bus atliktas atitinkantis 100% per kažkokį tai laiką, bet neišmesti idėjas. Tai aš manau, daug priemonių. Lyder, jaunasis ūkininkas, įsikūrimas kaime, ten kokį nors
dar pačioj pradžioje buvo apskritai, ką be kuri kaime viską duoda, bet ten irgi buvo 90% atitinki, o verslas įkurtas per anksti, netitinka. Arba kitas žiūri priemonę, o verslas įkurtas per vėlai ir vėl netitinki. Arba ten pusantro žmogaus planuoja priimti dirbti, o tau reikia 2,5 ir galvoji, netitinku. Reiškia, išsiminusuoja pačioj pradžioje. Nors to moderavimo su 80% atitikimu galima pasimti ir 20% pakelti. Ir pilnai tos programos būtų efektyvesnės. Aš pratęsiu diskusiją, nes čia, man atrodo, gerą kampą užgriebėm. Mes savo organizacijoje irgi kiekvieną mielą dieną diskutuojame, kaip padaryti visiems paprasčiau. Mes turime apie 90 skirtingų finansavimo programų. Tai yra be galo daug. Be galo jos supjaustytos. Kai kurios yra mažos, kai kurios yra ten aplipintos įvairiais reikalavimais, kur ten arba esi per jaunas, arba ten esi per senas, įmonės amžiaus prasme. Ar ten, nežinau, tavo elektrinė ant stogo turi ten atitikti kažkokius kriterijus, ar ten turim dėl to, kad ES lėšas įdarbiname į tas programas, turime štai kliento prašyti ten, sakykime, CE pažymėjimų įrangai, kas yra irgi toks, vėl dar vienas dokumentas, kurį turi klientas pateikti. Tai tikrai nuosekliai kiekvieną mielą dieną dirbame, bandydami paprastinti tą visą reikalavimų sąrašą ir pagrindinis uždavinys, tiesą sakant, porą metų į priekį mums yra susistambinti tas priemonės. Kai jos būtų, kad patektų į vieną, sakykime, priemonės katilą, kuo didesnis klientų ratas, nes tada, žinoma, ir klientam bus paprasčiau ir atitinkamai mums bus greičiau dirbti su šitais projektais. Tai didžiulis darbas yra iš tikrųjų įmonėje daromas, nepasidaro matyti per vieną dieną, bet tikrai žinomi tie visi iššūkiai, ką vat ir Andrius mini, tai mano pačios komanda dirba kiekvieną mielą dieną su klientais, tai tikrai dirbam tą linkmę. Giedre, o kiek bankas pats yra laisvas tas korekcijas įvesti? Ir kiek jūs esate, nežinau, priklausomi nuo ministerijos, nuo apskritai vyriausybės, galbūt vizijos, politikos ir matymo, ir ko jums trūksta, tarkim, nežinau, gal žmonių, gal kažkokios laisvės veikti, kad tie procesai, apie kuriuos kalba dabar, ar ne, verslas, pajudėtų greičiau? Tai yra labai labai svarbus ir geras klausimas. Šiuo metu Ilte dirba mandatiniu principu. Sakėm, nevartosim sudėtingų žodžių, išversiu šiek tiek. Mes remiamės į skirtingų ministerijų prioritetus ir atitinkamai padedame joms sukonstruoti priemonės tiems prioritetams atitikti. Ir kartais tai gaunasi geriau, kartais tai gaunasi sudėtingiau. Kai sakau sudėtingiau, tai gaunasi, sakykim, kažkokia maža priemonė, kuriai ten skirta 7,5 milijono eurų, ten su kažkokiais nišiniais reikalavimais. Ir tai yra tada keblu. Žinoma, derinamės ir turime dialogą su ministerijom nuolatos, tačiau kartais tie argumentai, kurie, sakykime, būtų paprastinimo linkme, gali kirstis su prioritetais, kurių siekia konkreti ministerija. Ir tada, yra kaip yra. Tai mūsų vienas iš esminių tikslų šiemet, kitais metais ir matyt dar po metų yra pradėti veiklą iš savo balanso, tai yra patiems prisitraukti lėšas ir atitinkamai konstruoti priemonės, kurios jau būtų panašesnės į bankinės, sakykime. Mažiau ribų, mažiau apstatytų reikalavimų ir atitinkamai daugiau laisvės pritaikyti finansavimą konkrečiam kliento projektui. Tai tuo visi labai labai tikime, labai daug darbų reikia nuveikti, tiesą sakant, nuo įstatyminės bazės pokyčių iki investuotojų pritraukimo, nes kažkas turės patikėti Ilte, paskolinti pinigus vienu ar kitu pavidalu, kuriuos mes atitinkamai tada naudosime klientų projektam finansuoti. Tai čia yra šioks toks kelias, kuris laukia,
laukia, tačiau mes esame labai užsidegę šitą veiklą ir tikime, kad ilgainiui, keleto metų perspektyvoje balansuosime tarp mandatinės ir savo veiklos išbalansų. Aurelija. Aš galvoju, čia dabar jūs būsite tipo mūsų esamiem bankam konkurentas, kuris lygiai taip pat paskolas dalins, ar aš teisingai supratau? Mes jau dabar daliname paskolas. Aš suprantu, bet jūs turite išskirtinumą dėl to, kad jūsų paskolos yra dalinai palūkanos remiamos dėl įvairių atitikimų. Ne. Mūsų paskolos ne visos yra lengvatiniam palūkanom. Turime didelės finansavimo priemonės, kur palūkanos taikomos yra rinkos. Tai jau dabar tas vyksta, tačiau... Kreiptis į Iltę, tada man klausimas. Gal visi geresnės palūkanos? Pačios palūkanos ne, tačiau mūsų rizikos apetitas yra šiek tiek platesnis nei bankų. Tai ne, mes su bankais nekonkuruojame, negalime konkuruoti. Ir atitinkamai finansuodami projektus, kurių bankai negali finansuoti, mes turime įsitikinti, kad bankai negali jų finansuoti. Ir tada mes atsistojame jau į eilę. Esame, tiesą sakant, turėję pasitvirtinę puikų projektą, jau ten beveik puolėme rašyti sutartį ir paaiškėjo, kad vienas iš komercinių bankų nutarė finansuoti ir jis iškeliavo ten. Tai mes turime papildyti bankų sektorių ir užpildyti tas spragas, kurios egzistuoja finansų sektoriuje. Toks yra tikslas pagrindinis. Gerai, mes įpusėjome savo diskusiją bent jau laiko atžvilgiu. Suprantu, kad tų klausimų yra gerokai daugiau, bet iš to pusvalandžio, kurį aš girdėjau, tai pagrindinės tokios taisytinos vietos, tarkim taip diplomatiškai sakant, yra grąžinti kažkokį verslo balsą į regionų politiką. Ir antras dalykas - taisyti maksimaliai ten tuos visus reikalavimus, idant neatgrasyti regionų verslo, jeigu jie planuoja apie įsikūrimą arba plėtrą virtinę kažkokių reikalavimų, tai suprantu, kad tas yra daroma. Kaip yra su talentais arba žmogiškaisiais ištekliais, nes bent jau sostinėse arba didmiesčiuose tai kartais yra problema ir ypatingai į specifines vietas, jeigu nori pritraukti žmonių. Aš įsivaizduoju, Alvydai, kad regione tai gali būti dar didesnis iššūkis. Ką jūs darot? Ačiū už klausimą. Pirmiausia, turbūt reikia kalbėti apie tai ir didžiausią dėmesį skiriame tiem, kurie grįžta iš užsienio. Šiandieną žmonių grįžtančių iš užsienio yra tikrai įgyję geras arba geriausias specialybės su degančiom akim. Grįžtantis į Lietuvą, mes juos visą keveriopai, pasakysiu žodį, medžiojame ir jeigu juos pavyksta pabandyti savo įmonėse, jiems tai patinka, jie tada grįžta ir su visom šeimom, su visais vaikais, tada įleidžia šaknis į tą regioną, į tą įmonę ir gauna, ir jie eina į šitą įmonę ne vien dėl to, kad atlygio ar kažko. Jie nori matyti to įmonę perspektyvą, jie to įmonė matytų savo žingsnius, kilimo, uždarbio ir taip toliau. Bet regionuose žmogiškosius išteklius mes nelaukiam ir niekas mums ant lėkštutės nepaduoda. Mes mokame patys juos. Aišku, padeda ir vietinės kolegijos, profesinio rengimo centrai ir taip toliau, bet visas jėgas nukreipiame patys savo įmonėse. Andriau, Aurelija, man atrodo, kalbėdama, ar tai Giedrė kažkur iš jų, man atrodo, užsiminė, kad verslas, kuris steigėsi regione, tai dažniausiai yra kilęs iš to regiono, nes taip yra paprasčiau, pažįstama bendruomenė, yra gilesnė šaknis ir panašiai. Ar Biržų duona su darbuotojais irgi mėgina ieškoti arba susigrąžinti galbūt emigravusių žmonės, būtent jau iš Biržų regiono?
Taip, tai čia yra tikrai tas aspektas, kad dalis kolektyvo, sakykime, kurie išvažiuoja mokytis, grįžta. Ir dabar ta, sakyčiau, tendencija pastebima, kad grįžta vis daugiau ir daugiau. Ir ką kolega pastebėjo ne tik iš didžiųjų miestų, bet taip pat ir iš užsienio. Ir čia aš, sakyčiau, matau labai tokią, gražią perspektyvą. Be to, ką prisideda tikrai įmonės daro, mes pavyzdžiui, kaip Biržų duona esam irgi patys įsteigę programą technologijų mokykloje, kur mūsų technologai padėjo paruošti programą ir dabar gali įgyti žmonės konditerio, pavyzdžiui, specializaciją. Tai jau ta programa sukasi daugiau gal kaip 5 metai ir čia tikrai įmonių vaidmuo jis be galo svarbus. Ta lyderystė, kurią įmonės prisima, kažkiek skatina, pritraukia. Bet kita vertus, ką aš norėčiau dar irgi akcentuoti, kad, sakykime, Šiauliai gal truputėlį didesnis miestas, Biržai apie 10-11 tūkstančių gyventojų. Tai tie žmonės, kada grįžta ar iš užsienio, arba iš didesnio miesto, kas jiems yra labai svarbu. Ir ką jie patys kalba, sako, mums iš tiesų labai svarbu švietimo sistema, kad būtų kokybiška, kad tikrai netrūktų ten kažkokių tai galimybių vaikam tapti konkurencingais lygiai taip pat, kaip, sakykime, gautų kažkokio švietimo įstaigoje Vilniuje. Kitas dalykas, sveikatos apsauga irgi. Regionuose dabar politika yra tokia, kad mažina vietinės ligoninės arba jas labai į tos tokius didesnius regionus perkelia. Tai aš suprantu, kad Biržuose negali būti Santariškių lygio ligoninė, bet, sakykime, ta tokia greitoji pagalba, kuri reikia čia ir dabar, kad jinai būtų tikrai aukštam lygiai. Ir, man atrodo, dar tas neformalusis ugdymas irgi labai svarbus, kada tėvai gali savo vaikus išleisti tiek į muziką, tiek į įvairias sporto šakas, kurių tikrai regionuose kartais trūksta. Ir čia aš lenkiu prie to, kad investicijos į patį regioną jos turi išlikti ir negali būti taip, kad aš dažnai girdžiu, kad Vilniečiai sako, mes čia uždirbam ir čia dalį biudžeto perskirsto ir jis išeina į regioną. Bet aš sakyčiau, jis išeina dar nepakankamai, nes tikrai trūksta ir tų sporto salių, ir kažkokių baseinų ir panašiai. Pas mus Vilniuje irgi trūksta, mokyklų trūksta ir rugsėjo 1, tai dar neaišku, ar visi vaikai turės klasę. Tai mes ir kalbam, kaip kad nebūtų 2 Lietuvos, žodžiu, 1 Lietuva, bet būtų... Čia mes vienoje valtyje, žinokit. Taip. Tai šitie aspektai, aš dalinuosi tą, ką aš girdžiu iš savo žmonių. Ir jie labai svarbus ir aš manau tada, kai yra toks tikėjimas, kad, sakykime, yra tie dalykai, tai žmonės dar lengviau grįžta. Viktorai, jūs, aš suprantu, jau neatsimsit finansavimo, tai planuoja tikriausiai kažką daugiau, geriau, gražiau. Dabar 5 šeimos nariai iš tų 12 kaimo žmonių dirba, tai likę 7 bus įdarbinta. Ir kaip jūs planuojate savo, vis tiek, jeigu teikiat paraišką, kažkaip jau strateguojate savo verslą, ką darysit su žmonėm? Tai mes kaip pavyzdys super mikro verslo, sakyčiau, lyginant su diskutantais, tai mums tikrai nereikės profesinės mokyklose teikti programų, kad užsiauginti, nes kuo mažesnis verslas yra regione, tuo jie yra didesni vieno žmogaus orkestrai. Ten vienas žmogus atstoja nuo iki visą meniu, visas departamentus ir skyrius. Aš galiu būti ir apskaitininkas, ir vairuotojas, ir kanalizacijos vamzdžio tvarkytojas. Gerai, o kai apskaitininkas ir vairuotojas ir kanalizacijos vamzdžio tvarkytojas nusprendžia išvažiuoti atostogų. Tai ką reiškia? Tai verslas sustoja? Uždarom kalendorių, teisingai. Čia jo. Jeigu tai praktiškai iš tikrųjų, jeigu nenori savo šeimą 10 metų, kaip mes dabar esam pasiskolinę paskolą, atsisakyti atostogų arba ten jų poreikių, dalyvauti šventėje kažkokioje, tai tu turi balansuoti ant to. Tai ir čia prisideda prie to vieno žmogaus orkestras. Bet tų dalykų, kur tu regione šiaip turi gyveniškumą būti tvarkyti,
toliau mokyklos, toliau paslaugos, mažiau paslaugų, mažiau žmonių, pats turi viską daryti, dar per to prisideda, kad reikia verslą valdyti. Ir esmė tokia, kad tos programos, tos finansinės priemonės, tai tiek ILTE, tiek kitose ministerijų prioritetuose, aš irgi sakyčiau, kad jeigu žiūri į regioną, turi žiūrėti į tą žmogų, kurį turi. Ne visada pasiseks pasiauginti, bet tas, kuris rodo potencialą, tu turi pastebėti. Net filtruoti dėl netitinka 100%, netinkamas, gal atfiltruoti, kur yra 80% atitinka, bet pabandyti jam padėti. Labai trumpai, o Viktorai, jūs, kai jau išsirinkote, ar ne, jau radote tą vietą, ar jūs žiūrėjote apie švietimo įstaigas toje teritorijoje, po pamokinę veiklą, kitaip tariant, tai apie ką kalbėjo Andrius, kaip yra visa kita jūsų šeima. Na, galbūt ne švietimo įstaiga, gal jums aktualų teatras ar kažkokia kita veikla. Tai buitinė prasme, mano šeima, kai persikraustinėjo iš Vilniaus, tai mes žiūrėjome, taip, turėjome, bet verslo prasme mes džiaugiamės, kad mes taikome į tą regioną, kuris moka dirbti turizmo arba laisvo laiko praleidimo sektoriuje. Tai mes tikėjomės, kad tam tikra bazė, Palanga, Klaipėda, Jūra, visa kita, bus mums privalumas. Tačiau taip nebuvo, nes regione visi konkuruoja dėl tų darbuotojų ir negali rasti net už pinigus. Aš labai gerą pavyzdį galiu padaryti. Pas mus įkvėpti gamtos, mes puoselėjom žydinčią pievą. Atvažiuoja miesto žmogus, pamato, mėgaujasi, viskas puiku. Bet tą pievą reikia šienauti. Ne, ten tam tikrų metų, būtent kada reikia, nes kitų atveju ten bus golfo aikštynas, kur nieko nežydi. Tai patikėkit manim, nėra kas nušienauja pievą, nes visi ūkininkai turi savo reikalų. Visi kaimynai, kitos bendruomenės turi savo irgi rutiną, kur čia tavo įterpti, tikrai tu čia nei už pinigus, nei už ką. Tai teko man tapti gerų šienautojų, nes vėl prisidėjo dar viena veikla į mano vieno žmogaus orkestrą. O robotas žaliapievė čia ne? Su žydinčia pieva nepavyksta. Golfo aikštyną taip, bet mūsų principas netoks. Andriau, pridurt kažką noriu. Aš tokia irgi trumpą mintį. Kartais, kai kalbam apie investicijų pritraukimą į regioną ir kad ateitų ir įmonės, ir stambesnės įmonės, kartais, aš žinau, net savo aplinkoje verslininkų yra žmonių, kurie labai įtariai žiūri į šitą ateimą. Ir jie žiūri, ką ir kolega paminėjo, dėl darbuotojų konkurencijos. Turite omeny į naujo verslo ateimą. Taip, nes vis tiek skatinau dabar per žinių radiją vis girdžiu, kaip Alytaus meras kviečia, atvažiuokit kavos, žodžiu. Ir man atrodo labai teisinga praktika, bet čia gal toks akmenukas į pačių verslininkų pusę, kad yra tikrai dalis verslininkų, ypač mažose regionuose, kurie tam tikrą bijo tų stambesnių ateimo, nes žino, kad reikės konkuruoti dėl darbuotojų, reikės kelti atlyginimus ir jiems šiuo metu yra gerai taip, kaip yra. Ir iš tos komforto zonos, kai reikia išeiti, žinot, reikia daug visokio galvojimo daryti. Tai truputėlį aš labai irgi taip kartais žiūriu keistai, norim gražaus miesto, daugiau gal surinkti mokesčių, bet kartu bijo, kad ateis kažkoks didesnis, pradės siūlyti didesnius atlyginimus ir čia vos ne pusę kolektyvo pervilios. Tai reikia stengtis, kad neperviliotų. Tai jeigu, pavyzdžiui, Vilniaus duona nuspręstų įsikurti biržuose, tikrai nepyktumėt? Aš biržų merui visada sakau, aš už. Ir dabar biržuose yra sklypas, kuris neįsisavintas. Niekaip negali atrasti kažkokį investuotojų, kuris atvažiuotų su vienokiu ar kitokiu fabriku ar kažkokiom paslaugom ir panašiai. Aš tik tai pratęsčiau mintį kolegos pradėtą, tai jeigu jūs paklaustumėte Naujosios Akmenės projektą Vakarų medienos ir kitus projektus, kodėl atsirado Akmenėje, tai Sigitas Paulauskas apvažiavo tikrai ne vienai, ne dvi savivaldybės, kur iš tikrųjų gavo šitą atsakymo salėse iš vietinių politikų ar iš verslininkų, jūs ateisit, pakelsit atlyginimus ir taip toliau. Tikrai čia yra tame, bet yra geras pavyzdys, ką reiškia sąveika tarp
tinkamo mero, tinkamo verslininko, ką gali padaryti tokiam regione, kaip Naujoje Akmenėje šiandieną, Silicio slėnis. Tai įmonės atsirado, parkai atsirado, investicijos ir jos plečiasi ir didėja. Ir atrodo, tame Naujoje Akmenėje miestelėje tų žmonių nėra, o dabar šiandieną jūs ten pabandykit nusipirkti būtą ar gauti žemės sklypą ir taip toliau. Kitaip tariant, yra tų pavyzdžių, nereikia kažkur ir užsienį važiuoti ir yra Lietuvoje. Bet dėja, iš tų 62 savivaldybių tik yra 1-2 tokias, kuri pavyko šitą įgyvendinti. Tai čia grįžtame prie to, ką ir akcentavau, kad šitą be institucinio sprendimo regiono ateitis yra labai miglota ir mes dedame visas viltis ir iš tikrųjų, kad gal vis dėlto atsiras jėgos politikam, kad pradėti žiūrėti regionus realiai. Aurelija, vėl noriu jūsų žvilgsnio truputėlį iš to aukštesnio skrydžio, iš daugiau darbdavių. Ar tai, ką jūs girdite, tos visos problemos arba trikdžiai arba slenkščiai, kuriuos mes jau aptarėm, ar ne? Tai čia tas vėl girdim atstovavimas verslo interesų, banko paraiškos, tada jeigu kalbam apie darbuotojus, jų tarsi ir yra. Ir jie tarsi grįžtų, tie, kurie grįžtų, bet ne, tarkim, viena iš kliūčių, kad nėra tos infrastruktūros, nei švietimo, nei socialinės, kas dar? Ar tai yra pagrindinės jų problemos, kurias išsprendus būtų galima tikėtis didesnio judesio regionuose? Na, aš manau, kad mes ne vien tik turim apie grįžtančius darbuotojus šnekėti iš užsienio, nes jų yra tikrai pakankamai nedaug, tų žmonių grįžta palyginus su tiek, kiek išvažiavo. Ne? Ir labai, manau, kiekvienas savo artimųjų šeimų ar draugų šeimuose turime žmonių, kurie išvažiavo kažkuriuo metu, ar ten Airija, Anglija, Norvegija, dar kažkur tai. Tai aš, pavyzdžiui, turiu ir pusbrolį, ir pusseserę, kurie yra išvykę ir, aš kiek kalbėjau, jie nesiruošia grįžti. Vieni dėl to, kad vaikai ten, sakykime, jau atsirado ir jie eina ten į mokyklas, į darželius, būtų ta lietuvių kalba po biškį pamirštama, kas man labai graudu yra šeimoje, sakykime, jeigu ypač mišrios šeimos yra, tada klaustukas yra, pas mus tas nuteikinėjimas prieš bet kokius ten imigracija, tai tas žmogus vis tiek gaunasi, antras šeimos narys, antra pusė, kad yra užsienietis, jis gali būti ir tamsiaodis ir dar kažkoks, tai, kur užsienį jam gyvenant, tai yra normalu ir įprasta, o pas mus vėlgi mes čia visą laiką klausiam, ar mums reikia tų migrantų ir tada, klausimas, kaip čia jaustis visiems. Tai ką aš girdžiu, netgi su viena Klaipėdos įmonė kalbėjau, kuri turi pati savo įmonių grupėje 1600 darbuotojų, jų dabar darbuotojų iš tų 1600 tik 40% dirba Lietuvoje, todėl kad trūko darbuotojų dėl mūsų migracijos politikos problemų, dėl tam tikrų šalių negalėjimo atsivežti, pavyzdžiui, iš Indijos, į Suomiją gali atsivežti darbuotoją, pas mus negali atsivežti kažkodėl, tai yra įvairiausių mums pasakoja įvairiausių dalykų, kokios ten gali būti grėsmės ir panašiai. Mes žiūrim labai paprastai, kaip darbdavių konfederacija, mes klausėme, jūs pasakykite mums konkrečiai šalis, iš kur galima atsivežti, bet prašau, leiskite žmonės turėti, nes pavyzdžiui, ta įmonė, kur turi 1600 darbuotojų, aš sako, aš minimum 2 galėčiau augti, jeigu aš turėčiau darbuotojų. Ir ką tai yra koks signalas? Klaipėdoje, kad pas mus atsiras industrinės statybos, inžinierijos ir pačių statytojų, vargu bau netgi su visom mokymo įstaigom Klaipėdoje kokios yra ir jie tikrai plačiai įsiveiklinę į visas paruošiamas tas grupės, bet pažiūrėkime į statistiką, ką mes turime, kas buvo paskutiniu metu. Kalbama apie tai, kad matematikos egzaminą galbūt daryti neprivaloma, į inžinerinės specialybės, bent jau kiek girdėjau pagal stojamuosius, stojo mažiau negu prieš tai metais.
mes einam kažkur ne į tas pusės, tai yra, pradedant nuo pačio švietimo, nuo mūsų kultūros, kasdienybės, iki pat to priėmimo ar nepriėmimo kitataučių, galbūt mes turėtumėm kaip visi žmonės kartu susitarti balsuoti, iš kur mums yra normalūs žmonės, galbūt mums yra tie, kurie mums priimtini, galbūt dažnai dabar kalbam apie Filipinus, jie yra be galo katalikai, krikščionis ir labai darbštus, yra virš 100 milijonų gyventojų turinti tauta ir panašiai. Galbūt mes pasirinkim kažkokią tikslinę vietą, bet mes turėkime tuos žmonės. Jeigu mes patys matom, kad jokios priemonės mūsų kultūrinių dalykų dėl vaiko susilaukimo, auginimo nepakeičia, nes mes turim turbūt bene geriausias sąlygas visoje Europoje su laisvadieniais, mamadieniais, tėvadieniais, su galimybėm auginti vaiką iki 2 metų ir turėti išmokas. Tikrai mes turime puikias sąlygas ir jeigu žiūrėtų pagal tai kiekvienas žmogus, turbūt jisai, galbūt mokykloje reikia apie tai pasakot, kad labai svarbu yra žiūrėti ir kokias mes turim geras sąlygas, kad kuo greičiau po mokyklos visi galvotų apie tai, kaip vaikų greičiau susilaukti. Bet galbūt reikia dar kažkokių priemonių ir tikrai taip reikia, bet kuo yra kaip pasakyti, aukštesnio lygio ta visuomenė, kur kuo daugiau uždirba, net pažiūrėkim, Japonijai turbūt didžiausia problema yra su gimstamumu. Tai kuo mes esam labiau išprūsę aukštųjų technologijų ir panašiai, ko mes labiausiai siekiam ir norim, tuo mes labiau atsakingai ir žiūrim į tą kiekvieno vaikučio auginimą ir nenorim bile kaip kad gautųsi. Ne? Klausimas, jeigu auditorijoje, nes matau, kad yra jaunų veidų, ar yra, kurie, nežinau, arba turi verslą regione, arba galvoja kažkokį tai steigti verslą? Grįžti, gal? Aha. Tai kažkada noras ten grįžti yra ir tos pačios, nežinau, tėvų sklypų visokių išnaudojimus ir bandymas ten kažką statyti, daryti tikrai egzistuoja, bet to patį stabdo gal tas, kad, nežinau, atvažiavau į Vilnių, pasibaigiau mokslus ir aš norėjau čia likti, nes čia yra tiems mokslams pritaikytų darbo vietų. Bet pačiam tam regione jų kažkaip ir neegzistuoja. Arba gal netgi tas pats grįžimas atrodo, kad pasirinktum visiškai kitą kelią, negu visi tavo bendramžiai šiuo metu rankas ir kas tie patys bendramžiai, jie labiau bando įsikabinti kaip čia nagais, ragais viskom į Vilnių ir čia pradėti kurti gyvenimus, nes pati infrastruktūra gali pasiūlyti daug daugiau, bet tie patys regionai, aš kadangi užaugau Kretingoje ir man tas pats miestas labai daug gerų prisiminimų ir ta pati Palanga, Klaipėda, Pajūris pats yra arti, tai gal tas traukia ir aš, kai kalbu su tais pačiais gal 5-4 metais vyresniais žmonėmis iš tą pačią miestelio, tai jie jau grįžinėja ir grįžinėja vien dėl to, nes yra pasakymas, aš nežinau, matau, kad šeima kurti bus daug palankiau Kretingoj negu Vilniui, vien dėl to, nes yra ramus ir gražus miestas, bet ne dėl to, kad yra karjeros galimybių ar yra kažkokio laisvalaikio galimybių daugiau, tai aš gal pati manyčiau, kad reikėtų kažkaip, nežinau, gerai, čia jau gal irgi žmonių tas dalykas, kad reikia, kad kažkas grįžtų ir pradėtų kurti ir darytų, kad atsirastų tas pats laisvalaikis, darbo vieta ar kažkas tokio, bet nėra to tokio skatinimo ar gal netgi kažkokios edukacijos, kaip pradėti, kaip tą visą reikia daryti, ar ten, nežinau, kokius pirmus žingsnius šitam dėti, nes gal tų svajoklių, kaip aš, nežinau, kažkada grįžti, jų yra daug, bet nėra to kažkokio postumio prisimta rizika šitoje vietoje. Bet čia šiaip labai geras užvedimas mano paskutiniam jau tokiam klausimui ir netgi apibendrinimui, žinokit, nes turim tik tai 6 minutės, tai po minutę visi. Jeigu, dabar yra svarstymas, ar ne, galvoja apie grįžimą į regioną, Aurelija, ar jūs rekomenduotumėt, turit, jeigu ar tai būtų artimas jūsų, kurti verslą būtent regione, žvelgiant, tarkim, po 10 metų vėlgi, įvertinus visus šituos trikdžius, ką mes aptarėm, įvertinus tai, kad ta situacija velniai žino irgi, kaip dar gali keistis, ar vis dėlto kabintis ragais, nagais Vilniui?
Aš manau, kad esminis kriterijus yra čia, kokią nori veiklą vykdyti, ne? Nes yra be galo daug veiklų, kurios yra nepriklausomos nuo to, kur tu sėdė, ne? Internetu ir panašiai. Tai nuotoliu, kur gali daryti, tai sakyčiau, žinoma, važiuok iš karto. Jeigu tai yra susiję su ta rinka, kuri, vietinė rinka, kad tavo pirkėjas bus būtent aplinkiniai žmonės, tai aišku, reikia žiūrėti, kiek yra jaunimo, kiek yra grįžtančio, kad galėtų ir svarbiausia ten, kur yra širdis. Ir jeigu širdis iš tikrųjų traukia į Kretingą, yra be galo daug mentorių, yra spiečius, yra tikrai eikite, aš siūlau, eikite, kalbėkit, bandykit žingsnis po žingsnio pradėti, bent jau pradėti kalbėti apie tai ir pradės tą mintis realizuotis žingsnis po žingsnio. Tai pirmin ir sėkmės. Viktorai? Aš taip pat palinkėčiau imtis rizikos, rizikuoti, neturėti lūkesčio, kad tau sukurs labai gerą darbo vietą, kaip dabar jauni žmonės tikisi pabaigę mokslus ir Vilniuje paragavę to, bet kad sukurti regione, kaime kažkokį tai mikro, super mikro ar ten didesnį išsiplėtojantį verslą, tikrai galimybių yra daugiau. Rasti unikalumą regione yra taip pat geresnės galimybės ir jeigu mąstote, kad reikia sukurti ten nuvažiavus, tai tikrai regionai ir kaimas yra ta vieta. Jeigu mąstot, kad aš rasiu jau sukurtą, tai tikriausiai geriau, kaip aš 18 metų padirbėti Vilniuje ir po to tada kraustytis. Giedrė, ką jūs vėlgi iš banko perspektyvos matot? Ar perspektyvu skolintis iš jūsų ir kažką bandyti regioną daryti? Mes neskirstome paskolų ar iš regiono, ar iš miestelio, ar iš miesto, ar iš Vilniaus. Nėra kažkokių ten skirtingų kriterijų ar ko. Jeigu skirtingi kriterijai yra, tai į pozityvę pusę skolintis regiono įmoniai dėl specifinių dedikuotų programų, būtent socialiai atsakingo verslo ir panašiai. O šiaip kažkokių specifinių kriterijų tikrai nėra. Tai tikrai turim labai daug klientų iš įvairiausių miestų ir miestelių ir kaimų ir visus vertinam vienodai. Čia net ir nėra jokio klausimo. Andriau, truputį jums pakeisiu klausimą, nes jūs dirbat ir visai gražiai ten apie tą savo regioną atsiliepėt. Jūs dar irgi jaunas žmogus, toli dar iki tos pensijos, bet šiaip jūs, pavyzdžiui, jau galvojot, nes labai Aurelija čia apie tą mentorystės programą. Jūs galvojat, kas jūs pakeis? Biržose. Netgi labai galvoju. Čia taip istoriškai gal susiklostė šiais metais, aš nors jau gal kokį 5 metį vadovavau įmoniai, bet oficialiai pareigas iš tėčio šiais metais perėmiau. Tai visada lyderis, man atrodo, vadovaudamas organizacijai, įmonį, visada galvoja apie savo įpėdinį. Tai, aš tikiuosi, aš savo įmonę vis tiek matau kaip ilgalaikį šeimos verslą. Pats turiu 4 vaikus, mano sesuo dar turi irgi dirba, tai aš tikiuosi, galbūt kažkuris iš jų irgi norės. Bet jie dar pakankamai maži. Bet dar truputėlį noriu merginai, kuri kalbėjo čia ir apie dvejonės. Aš į Biržus grįžau po mokslų, dalies mokslo 2003 metais. Ir tikrai grįžau ne išpuoselėtą gražią įmonę su gerais finansais. Tai buvo įmonė, kuri balansavo, mano tėvai nupirko 2000-aisiais, praktiškai bankrutavusi. Ir daugelį mano draugų buvo labai keista, kaip aš iš Vilniaus grįžtu į niekur praktiškai. Bet šiandien aš savo sprendimo tikrai nesigailiu, dėl to, kad nieko gyvenime be darbo nebūna. Žinot, jeigu tu darai, tu dirbi, tu kuri, tu gaudai kažkokias idėjas, mintis, po 10 mečio, po 20 metų tikrai ateina rezultatas, tavo įdirbis ir gali didžiuotis. Ir aš dabar tikrai didžiuojuos, aš nuvažiuodavau į Vilniaus universitetą savaitgaliais mokytis, marketingų, ten visi dirbdavo Omnitelis, Bitė, žinot, ir aš čia toks, iš vietinio regiono, iš Biržų duonos, ten vos net nejaukų pasakyti. Dabar aš didžiuojas, kad aš esu iš Biržų ir iš Biržų duonos. Alvydai, jums irgi apie tą labiau mentorystę ir mąstymą truputėlį toliau į priekį. Ar jūs galvojat, kas jūs pakeis? Tai mane jau pakeitė.
Pirmiausia, tai, o jeigu dar vienu sakiniu kolegai, tai kuri kalbėjo, tai šiandieną daug verslų yra tame, kad jūs galite Kretingoje gyventi, bet per internetą susijungdami galite Vilniaus įmonėje tikrai rasti puikų darbą ir gyventi savo mėgstamoj Kretingoje ir realizuosit save. O jeigu kalbėti apie perdavimą, tai iš tikrųjų gyvenimas taip jau skrostė, kad iš tikrųjų vaikai pabaigė, irgi galiu pasakyti, 3 vaikus turiu, tai jau į 3 anūkės, reiškia, tai visus savo laiku įsinčiau mokytis, o dabar visus per paskutinius 5 metus susigražinau ir vat sūnus perėmė ir dabar perėmė mano vadžias, mano įmonės valdymą ir mūsų šeima šiandieną valdo vieną ir kitus verslus, taip kad kitaip ir turėtų būti, bet žinau labai daug kolegų ir taip aplinkinių žmonių, kur iš tikrųjų yra didžiulė problema to perdavimo, jeigu nėra kam, tai arba verslus parduoda, arba dar kažkaip. Gal bus kam perduoti tą verslą, jeigu jau vaikai, pavyzdžiui, nes jūsų labai geri vaikai, kad jau čia taip tėtis pasakė, kad imk verslą ir vaikas sutiko, nes gal jisai norėjo kažkur kitur. Bet mūsų laikas jau baigėsi. Ačiū, kad jūs buvote čia su mumis, ačiū ten klaususiems paskyroje ir svarbiausia, tai ačiū jums, kurie pasidalinot savo patirtimi. Tų problemų yra, bet mes dirbam visi kartu ir vis tiek tą kitą pusę BVP tai atneša regionai. 60.